Savaitės klasikinės muzikos anonsas. Nacionalinėms filharmonijoms oficialiai paskelbus sezonų pabaigą, verta pasidomėti Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro repertuaru. Gegužės 16 dieną žiūrovai išvys vieną paskutiniųjų šio sezono premjerų – baletą Sniego karalienė, pagal 20 amžiaus rusų klasiko Sergejaus Prokofjevo muziką. Tiesa, kompozitorius, paprastam klausytojui geriausiai žinomas kaip baleto Romeo ir Džiuljeta autorius su garsiaja Montekiu ir Kapulečių tema, niekuomet specialiai šiam baletui muzikos nekūrė. Po kompozitoriaus mirties sukurtam baletui panaudoti Prokofjevo muziką autoriai teisę gavo pasikonsultavę su kompozitoriaus vardiniu muzikos fondu. Kaip teigiama operos ir baleto teatro puslapyje, visai neseniai, 2007 metais, Anglijos nacionaliniam baletui sukurta Sniego karalienė, Snow Queen, yra itin publikos mėgstamos choreografo ir režisieriaus Michaelo Korderio darbas, parodytas net 50 kartų Londono Koliziejaus, Birmingamo karališkajame balete bei Liverpulio imperatoriškajame teatre. Šis baletas – sintetinis meno kūrinys, įkvėptas žymiosios Hanso Kristiano Andersono pasakos bei Sergejaus Prokofjevo kūrinių. Sniego karalienėje skamba ryškiausi baleto Akmeninė gėlelė numeriai, taip pat 5 simfonijos, operų Karas ir taika bei Sužadėtuvės vienuolyne fragmentai. Spektaklio pastatymo Lietuvoje muzikos vadovas – dirigentas Martynas Staškus. Baleto trupės direktorė Rūta Butvilienė.